Ok, žiūrėk. Gerai, kartoju. Žiūrėk. Šiai dienai mes turime produktą e, vaikams, grubiai tariant, nulinukai, pirmokai, antrokai, trečiokai, ketvirtokai. Ok, Taip? Tai yra mentalinė aritmetika. Nu, ok, ketvirtokų nelabai prirenkam, jau nežinau. Čia, ok, bet dabar lygiai taip pat aš turiu naują produktą, dar galvoje turiu, ne? ok, E, Finansų ir sąmoningumo akademija, kur vaikai, kaip sakyt, mokosi pradžiai pažinti vertę, tai yra savo vertę. Ir ok. paskui tada, kad jų tada susipažįsta su pinigais ir kad jų pirkimas nebūtų per emocijas, o sąmoningas sprendimas. Nes kai tu sąmoningai galvoji viską, tada tu ir sąmoningai susidėlioji savo gyvenimo planus. Ne? Tai va, Nu, čia taip, yra nes tokia, nebūna emociniai pirkimai. jo, nebūna emociniai pirkimai, nebūna emociniai kreditai ir taip toliau, žinai. Jo, ir tada. iPhone'as naujas ir taip toliau. Tai žiūrėk, tai šičia yra 4 amžiaus grupės, nu, iki Mhm. 12 klasės. Ok, Ir vat lygiai ta pati tema yra tėvams. Emocinio, nu, pavadinkim, raštingumo, ar kaip, nežinau, dar pavadinimo neturiu. Neurotėvystė aš pavadinau, nes aš ten įpynęs ir neuro ir visa kita, taip toliau. Ir tiems a, tėvams yra, nu, pavadinkim, 6 savaičių kursai. Nu, susitikimai kažkiek, žinai. supratau. Žiūrėkit dėl pavadinimo dabar. Mhm. Nu, neurotėvystė tai toks labai, nu, sudėtingas psichikai Mhm. pavadinimas. O galima kažkaip lengviau. Ne, galime, čia sakau, kol kas, nu, kaip tu pasakyti, iš mentalinės aritmetikos gimsta papildomi produktai, žinai. Tai aš suprantu, Ir bet va tai gal. tuos pilotinius projektus, tuos FSA, Aha. nu, aišku, idealiausia būtų buvę, kad mes juos būtume išreklamavę kaip va dabar šitą, bet jau dabar vėlu, tai jie galėtų startuoti nuo vasario mėnesio, tą Finansų ir sąmoningumo akademiją. Mhm. Ir tada žiūrėk, kas gaunasi. Sausį reklama Finansų sąmoningumos akademijos, mėnesį laiko vaikai pasimoko ir tada Aha. jau startuoja panaši programa tėvams. Nes vaikas išmokęs kažkokių tai naujų įgūdžių, kad grįžęs namo su tėvais nesusipyktų. Nu, logiškai, jis ten pradės aiškinti, kad žinai kažką. Nu, Jo. supratai? Įrodinėt savo. Jo, jo. Ir tada gaunasi, o kadangi tas kursas 6 savaičių ir ten 4, tai tada mes galim išnaudoti lygiai taip pat ir kovą, balandį ir gegužį, žinai, tuos tuščius mėnesius. Nu, Taip, supratai, ne? supratau logiką. Ir tada, o jau nuo gegužės, ten galo ar nuo rugpjūčio, birželio, tai yra jau rezervacija naujiems tiems, žinai. Tai Ne, taip. tos stovyklų neturime. Nu, jau čia gausi toks mūsų strateginis pokalbis. Jo, jo, čia jau mes turim dabar strateginį pokalbį. Nesupranti, jeigu mes būtume, nu, kaip rugpjūtį pasiruošę, nuo rugsėjo startuoja, tai būtų viskas labai gerai, kad vat, mes taip ir varytum. Rugsėjais, spalis, lapkritis, gruodis ir sausis, žinai, ir pūft. Bet dabar turim šiai dienai, ką turim. Ir Jo, aš jo. tada galvoju, kad tikslingiausia nuo sausio vidurį įpinti vat, būtent šitą. Jo, galbūt vis dėlto taip ir bus geriausias variantas. Vizualus, aišku, užsakyti. Žiūrėkit, dabar dėl vizualų ir visokių tokių techninių. Vizualai man, nu čia jeigu dėl papildomos kampanijos, tai vizualai man kainuos papildomai, jie kainuoja apie 80 eurų, tai aš kartais spėju. Mhm. Tai va, tai jie man kainuos papildomai, bet jie, nu, efektyvūs. Ypatingai tiems naujiems produktams, tai tikrai noriu aš atiduoti profesionaliai, kad padaryti, nes, nu, aš noriu už kokybę atsakyti, trumpai tariant. Tai, tai va, tai noriu juos kokybiškai padaryti, bet mintį supratau. Tai galima tikrai daryti, tikrai tada darom. Nes nu, tada aš matau prasme nestabdymo reklamos šitiem Jo, jo, visiem jo, jo, 5 jo, čia mėnesiam, žinai. žinokit, jūs protingai mąstot šitoj vietoj. Nes tada nereikia stabdyti, tada automatiškai nėra pačios mentalinės aritmetikos, bet yra kiti pilotiniai Ne, tai, projektai. žiūrėk, gaunasi vis viena, žodis mentalinė aritmetika skamba, nes mentalinės aritmetikos naujas produktas, žinai.
Ir ten jis gal skamba ne viršuje, bet jie registruodami matysis, kad vis viena tai mentalinė aritmetika figūruoja, žinai. Tai taip, nu, į puslapį matys, kad reklamuoju. Tai va, tai, žodžiu, tai viskas šito Gerai, vis. tada aš šitą surašysiu ant lapo ir atsiųsiu viską gerai. Jo, tai Nu, taip ir nu, padarom. aš nesakau, kad čia galinis variantas, čia toks darbinis, bet kad, nu, vat, padėliotume, kaip geriau. Vat. Tai mes tai pasidėliosim tada. Taip, ir aš tada iš savo pusės, ką ten pažadėjau, tą padarysiu. A, per šią savaitę. Tą klausimyną. Jo, ir, nu, kaip ir viskas, gali. Kaip ir viskas gerai. A, dabar klausimėlis. Ar dėl pačių lysų, ar yra kažkokių klausimų? Kažkokių neiškumų? Tai žinau, Galbūt. tai kas čia, viskas labai gerai. Nu, tai svarbiausia. Ką, nu, vienas žmogus parašė tiktai metus, vaiko vardo neparašė. Bet vienas iš 9, žinai. Nu, būna tokių žmonių. Gal žmogus skubėjo, nes ten ranka reikia rašyti. Ten automatų nebuvo, ten ranka reikėjo rašyti. Žmonės būna kartais tingi. Bet irgi. Žmonės kartais ir netikrus numerius palieka, kad, žodžiu, nu čia toks kaip ženklas, rašyk tik man į paštą. Mhm. Jo, bet iš tikrųjų, nežinau, man tas vat, arkliukas, nežinau, bent jau gal man užkabino, kur mes parašėme tikslas, ką, ar pasitikėjimas savimi, ar skaičiavimo įgūdžius, visi variantai, nes čia toks gaunasi jį įtraukia, supranti. Man va šitas kriukas, Ja, nu, jisai kablys čia toks. jį labiau įtraukia. Aišku, aišku, kuo daugiau pildymo, tuo daugiau Ir tas, kaina. jo, ir tas, ar vaikas lankė mentalinę aritmetiką anksčiau, irgi toks duoda, blin, tu nelankėjai, ne, ir nieko kito panašaus nelankėjai, reiškia, neinvestavai, toks, žinai, biški spaudimas toks lengvas. Ja, nu, šiaip, jo, Toks lengvas spaudimas, žinai. skambinant, matome, kad jūs nelankėte. Ne, nu taip gal nesakysiu. Bet pildantis taip pat savo tokį graužatį, dar iki šiol į vaiką nieko neinvestavau, žinai, tas labai gerai. Matome, kad jūs nepildote, o gal norite, kad vaikas geriau jaustųsi? Žodžiu, žodžiu, labai rekomenduoju mentalinę techniką, pažiūrėkit, Jo. visi bandyti. Jo, čia tai, bet aš irgi dabar va susidūriau su labai įdomia situacija. Jūs kaip mokytojas patarkit, va įdomus žmogaus elgesys. Pas mane viskas yra, nu, šiaip aš sutartis visada su žmonėm darausi. O žmogus, kuris man dirba tiesiogiai, tai kaip asistentas, sako, man nereikia sutarties. Ir aš toks, labai kažkaip keistai pasijaučiu, bet kartais žmonės taip elgesi, aš kaip atkreipiu dėmesį. Kai kuriems nereikia jokių susitarimų, jie nori tiesiog žodžiu susitarti ir viskas. Kaip Kai kurios gazdina gal tas įsipareigojimas, nežinau. Ne, bet žiūrėk, o kiek metų tam žmogui? 21. Jo, bet čia normalu, žinok, dirbti be sutarties ir tik tai su žodiniu susitarimu, teisiškai tai turbūt žinai, kad tas pats galioja. Yeah. Ir ateityje, man kai pasakė tokį dalyką, tai reikia suvokti, kad nebus jokių darbo sutarčių, nebus jokių darbuotojų, nes jau šiai dienai yra Amerikoje toks baras. Ateina tas barmenas, kuris išnešioja maistą, sumoka 100 eurų, nu, dolerių. O ką susirenka iš tipsų, tai jau jo uždarbis. Ir lygiai taip pat bus ateini tu kažkur tai į ofisą, išsinuomoji ofisą valandai, kažką tai padirbi. Ir kaip valandą padirba, automatiškai šviesa užgesta, rekuperatorius įsijungia ir taip toliau. Tu priversas išeiti, nes uždusi, žinai. Taip kad požiūris į darbą visiškai keisi, žinai, ir kad nebus tokių samdomų darbuotojų ir visa kita.
Žmogus nori jaustis laisvas, bet Okay. kada ateiti, bet kada išeiti. Nu tai va, žinai, ir vat, čia normali praktika, va, Čia jeigu normali ne, atvyko. praktika, nes, Jo. nes aš žinai viską parašiau. Ne, sako, man nereikia. Aš Nereikia, toks, todėl kad jisai šiandien su tavim, o po mėnesio, po dviejų galbūt su kitais, žinai. Ir jo. viskas, nu, ir reikia prie to pratintis, kad yra konkrečios užduotys, Mhm. visa kita ir taip toliau. Tai čia taip gaunasi, kad čia visi vos ten ant savęs nori dirbti jau. Nu tai ateityje dirbtinas intelektas ir robotai viską padarys automatizuotų būdų, žinai. Reikės dirbti tik tai kūrybiškai. Mm. Nu Sėdėsi ant įdomi ateitis socialių, laukia. tie, kas nori gyvens, jie sėdės ant socialių išmokų, nu kaip ant minimalios atlyginimo, galės nieko nedirbti, nes viską padarys technologijos. O tie, kas norės tapti kūrėjais, tai jie dirbs, jie kažką norės kurti, žinai. Ir vat Jokūbas vat patvirtina, rinka keičiasi. Man atrodo absurdas, ateini į barą, susimoki, tu reiškia, na iš tipsų susirenka daugiau, žinai, ar 200 ar $300. Blogai dirbsi, nieko nesurinksi. Jo, nes, bet jūs neįsivaizduojat, kaip, kai aš pasakiau, kad, nu, nes aš savo žodžiu tai tikiu. Tai aš kaip pasakiau, gerai, tai sutarties, bet kaip atsipalaidavo žmogus. Nusėmė įtampą į tą pačią sekundę. Ir įtampa, dabar tokia atsipalaidavo iš karto. Psichologija iš karto nurimo. Čia va taip įdomiai. Įdomus momentas. Aš Ir man atrodo, čia sustabdau,